4, 3, 2, 1. Tai sveikinu. 100 milijonų peržiūrų ir vienas pas. Reikia pakalbėti. Kas čia vyksta? Tu buvai režisierius, tu buvai wow! O dabar tu kažkokia namų šeimininkė, kurią aš turiu išlaikyti ir kuriai turiu mokėti dienpinigius. Mes su tėčiu Skiriatės? gyvenki čia, kol susirasi kitą būtą. Kokį kitą būtą, aš neturiu pinigų. Palauk truputį. Kelkis. Ką? Rusija užpuolė Ukrainą. Nėra pas mus to karo. Viskas bus gerai. Ar aišku? Aišku. Galiu aš pas jūs pagyventi? Daug mano klasiokų priėmė pabėgėlius. Geri žmonės. У вас очень красиво. Didžiausios įmonės bėga iš Rusijos, tai mes turim daryti tą patį. Pavyzdžiui, Rusija režisieriai gerai gyvena, tu norėtum ten pabandyti? Kokia Rusija? Karas. Nekelk balso prie mamos. Ai, mes priėmėm ukrainiečių šeimą. Labai gražus ponis. Nepakanka lėšų. Jeigu toks žinomas menininkas sudalyvautų, tai mums dėl matomumo būtų super. Žinomas. Nu jo. O tai kas ten vyks, ką ten reikės daryti? Mama, žiūrėk, tėtį rodo. Geras, ar ne? Gyvenimas turėjo būti įdomus. O tapo kažkokie. Mam, nu nepradėk fer. Kitas gabalas skirtas tiems, kurie dabar Ukrainoje kovoja už mūsų visų laisvę.